Sveiki tamstos. Ilgai lauktas siuntinukas iš Gerbesto. Taigi greitas kol kas unboxingas, pasižiūrim kas viduje. O turėtų būti mano super ekonominis smartwatchas. Taip ir yra. Štai jisai. Išsipakuosim, pasižiūrėsim, bet pirma dar vienas daikčiukas, kurį pridėjau. O, koksai. Iš tikrųjų tikėjausi žymiai mažesnio. Čia yra universalus įrankis atsukti varžtam visokiem. O taip va, atrodo jisai. Tiesiog atsidarai va tai jo, pagraibiai, jisai yra ant spiruoklės, užspaudžia ir gali atsukinėti. Tai va šitą pusę nuo 17 iki 42 galima atsukinėti, o čia nuo 8 iki 17 netgi. Tai va tikėjausi šiek tiek jo mažesnio ir lengvesnio, bet iš tikrųjų toks labai sunkus, masyvus daiktas. Na, įdomu iš tikrųjų ar veiks, nes tokie dantukai, atrodo tai pakankamai stiprai suspaudžiu iš tikrųjų, gal ir veiks. Visai nieko, pabandysiu pafilmuoti, įdėti kaip tas atrodo visas jo darbas. Jeigu pasiteisins, labai fainas daiktas, jeigu ne, tada gaila. Tai va, anyway. Idėja yra įdomi, kai įdomi idėją pamatau, pritaikoma, tai visą laiką bandau nusipirkti. Tai va, netgi rodo, kad galima kvadratinius, žvaigždės tipo varžtus, su foliais, standartinius, spline kažkokius, va tokius, va visokius atsukinėti žodžiu. Va ir vamzdžius galima atsukinėti, rodo. Nu, įdomu. 8,42 mm. Vienas daikčiukas. Nu. Jeigu veikia, tai super. Tikrai pravers prie ūkio. Nu ką, turėčiau pasakyti, veikia. Iš esmės. Jokių problemų. Atsuko ir užsuko, tik tai jeigu į vieną pusę užsuka, į kitą pusę atsuka. Tai vat, kaip sakant, užsukti šitos pusės jau nepavyks. Reikia iš kitos pusės eiti. Tai va eina ir didesnis, be jokių problemų. Tai tarkim, jeigu norėčiau dabar užsukti, tai va būtų šiek tiek jau nebe taip patogu. Reikėtų iš kitos pusės eiti. Nu, tai va, op, dabar jau užsakinėja. Nu, taip. Visai nieko. Taigi, thumbs up, veikia. Taigi ir įdomioji dalis. Ai, beje, apie 13 eurų kainavo man šitas daiktas, tai nėra labai jau pigus, bet jeigu atstoja iš tikrųjų visą komplektą įrankių, tada tikrai pasiteisina. Na ir žiūrim mūsų 3G smartwatchą. T5, VK World, 5 inčių ekranas, 16 gigų, specialiai žiūrėjau, kad būtų 16 gigų, nes na 8 tai šiais laikais yra žiauriai mažai. HD rezoliucijos ekranas, Androidas 5.1, 8 megapikselių kamera galinė ir 5 megapikselių priekinė. 2 korteles palaiko, daugiau kaip ir viskas. Labai tokia ekonominė dėžutė, nėra ko norėt, kainavo 50 kelis eurus. Linką įdėsiu, galėsit pasižiūrėti, kaip minėjau, iš Gerbesto. Ką beje, Gerbestas man pradėjo nepatikti, tarkim, čia bendra užsakymo virš 60 eurų buvo suma. Siunčia neregistruotų laiškų. Tai, na, iš tikrųjų, kad tokia suma jau jie nuo 40 eurų turėtų siųsti viską registruotų, bet dėja. Taip, komplektukė pas mus yra, atrodytų, labai ilgas laidas. Pasižiūrim tai jaus. Kažkaip tikrai toksai atrodo didesnis ir sunkesnis. Gal ir ne. Bet toksai ilgesnis negu standartas, sakyčiau, 1,5 metro. Taip, ir pats kroviklis. Koks čia per kroviklis? VK Volt, 5 voltai, 1 miliamperų. 1000 miliamperų, tai 1 amperų laidukas. Taip, ką mes čia dar dėžutėj turim? Turim turbūt instrukciją. Jo, tokia labai paprasta, na, bet turim angliškai. Turim ispaniškai, turim arabiškai netgi, turim rusiškai, vokiškai, itališkai, prancūziškai. Bet, pati instrukcija tik tai angliškai iš tikrųjų va čia yra visos funkcijos.
O čia jau yra turbūt garantinis ar dar kažkas tai tokio surašyta visokiam informacijai po techniki безопасности. Saugumo, žodžiu, instrukcijos visom kalbom. Taip, ir ką mes čia dar turim, va labai fainai įdėta ekrano apsauga į komplektuką, tas labai faina. Ir turim garantinę lapuką. Taip, LCD ekranui 12 mėnesių, transceiveriui 12 mėnesių, baterija, kroviklis, USB kabelis 3 mėnesiai garantija. Autorizuoti centrai tik tai, žodžiu 12 mėnesių garantijos. Tai kas nėra iš tikrųjų blogai, kaip kinietiškam telefonui visai normaliai. Na ir pats mūsų super duper telefonas. Pakankamai sunkus iš tikrųjų, nesitiki. Na, bet ką, pasakysit, kad 50 eurų kainuoja? Na, tikrai ne. Atrodo kaip standartinis telefonas, yra LEDas, kamerytė, dinamiko vieta, micro USB krovimas iš viršaus yra, kas turbūt nėra labai patogu, 3,5 džeko jungtis. Visiškai tvarkingai ir gražiai atrodo. Taip. Va, jau yra užklijuota dar viena plionkė, kaip sakant, apsauginė. O, nusiklijuojam ir turim, va, apsaugai jau užklijuota. Užklijuota nelabai gražiai, yra burbuliukų keli, kaip gamykliškai galėjo ir geriau užklijuota, aišku. Anyway, bet va, turim 2 jau apsauginės juosteles, tai reiškiasi, papildomas pliusas. Taip, gal pabandom įsijungti, pažiūrėsim, ar mes čia turim sulčių kažkokių likusių po kelionės. Įsijungti nelabai nori. Turėtų būti tada nusėdęs, taip vadinasi. Galim įsipakuoti vidų pasižiūrėti, ar viskas yra. Taip. Dangtukas plastikas, pakankamai pigus toksai. Įdomiai visi mygtukai nusiėmė kartu su dangteliu. Yra užklijuota va, tokia plionkė būna, kad nereiktų akumuliatorius įdėtas. Tai va, nuklijuosim ir žiūrėsim, tada ar veikia. Taip, baterija pas mus 2000 magų. Tai, na, nėra labai didelė. Kadangi ekranas 5 colių ir tai manau galbūt ir užtektų. Tai va, microSD kortelė į vietą, vienai simkiai ir standartinė, čia nano turbūt simkė, ne, mikro simkė bus turbūt. O čia yra standartinė didelė simkė status. Tai žodžiu, viena tokia. Kad tas iš tikrųjų yra pakankamai patogu. Turėti 2 simkės ir vieną tokio dydžio, kitą tokio dydžio. Nes buvo problema, kad negalėjau įdėti telefoną kelionėje, už tai, kad nebuvo reikiamo dydžio simkės, apkarpyti nieks negalėjo. Taip pat, žodžiu, karpiau, ten buvo problemų pakankamai. Taigi, ir bandom įsijungti. Nuklijavus tą, atsirado vaikelis. Reiškiasi, ne visiškai nusodinta baterija. Turbūt gal jokiam žmogui nebuvo atidavęs. Nu va, įsijunginėja pakankamai aišku ilgai. Procesorius, dabar tiksliai nepasakysiu koksai. Nu va, įsijungia. Nu ką, ekranas, sakyčiau, labai neblogas yra. Apžvalgos kampai yra tikrai geri, jokio tamsėjimo, dar kažko tokio nesimato. Viskas tvarkingai, muzikos playeris kažkoks yra. Taip, pakankamai tuščias Androidas, kas yra faina, nėra prikišta tų kinietiškų visokių appsų milijonų, kas tikrai pakankamai po to darypiškai neduoda ištrinti. Rimtesnį testą pasidarysiu šiek tiek pasinaudojęs, išbandysiu visus appsus, kiek ant tų surenka taškų, kas veikia, kas neveikia. Kaip antras telefonas, man atrodo, jis visai man pravers. Įdomu taip pat išbandyti, kaip baterija laiko. Na, tikrai standartinis Androidas, be jokių tokių, kaip sakant, mikrotąsų. Viskas yra, ko reikia. Galim perėti per settingsus. Laginimo jokio nematau. Viskas tvarkingai.
Specifikacijas įdėsiu aprašyme, galėsit pasižiūrėti, kam domina. Ekranas pakankamai, kaip sakant, responsive, viską reaguoja. Nepastebėjau jokių didelių minusų. Lysim geriau, prinstaliuosiu appsų, žiūrėsime, pradės stabdyti. Kam aktualu, galima kažkas pasižiūrėti, ar yra lietuvių kalba, bet turėtų, manau, šiais laikais praktiškai visam yra lietuvių kalba. Rašymas balsų, įvestis, žymeklis, viskas kaip ir išversta. Jokių tokių nematau. Pakankamai stokinis Androidas. Jokių kažkokių tokių niuansų nematau, kad būtų. Tai va, toks įrenginukas VK World T5. Iš tikrųjų, už 50 eurų, sakyčiau, labai neblogai. Išbandysim visus šitos ir padarysim tokį update. Taigi, kol kas tiek. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki greito.